dzukijosveidas.lt. Alytaus Kraštotyros muziejuje atidaroma Dzūkijos krašto medžioklės trofėjų paroda. Šią parodą suvežė savo medžioklės trofėjus medžiotojai iš Alytaus, Prienų, Lazdijų, Varėnos rajonų. Viso buvo suvežta 197, beveik 200 egzempliorių medžioklės trofėjų. Kaip matote, labai šioje parodoje gausus stendas taurių elnių ragų, stirnų ragų, briedžių, danielių, vilko kaukolių, šerno ilčių, ir kitų visų medžioklės trofėjų, ką per pastaruosius 3 metus sumedžiojo Dzūkijos medžiotojai. Tai kiek iš viso yra eksponatų? Viso šioje parodoje, kaip minėjau, eksponuojami beveik 200 eksponatų yra. Aišku, didžiausias stendas ir daugiausių kiekių yra stirnų ragų. Jų buvo pateikta apžiūrai parodai 106, iš jų didžioji dalis yra įvertinta įvairiaus laipsnio diplomais ir medaliais. Taip pat 51 taurio elnio ragas yra, iš kurių net 49 yra apdovanoti medaliais įvairių laipsnių. Ir truputėlį mažesnės yra danielių, briedžių, šernų, ilčių kolekcijos, bet visumoje, kadangi ta paroda yra tik tai, šioje parodoje dalyvauja tie trofėjai, kurie anksčiau nedalyvavę jokiose ankstesnėse parodose, ir čia tik tai už paskutinių 3 medžioklės sezonų sumedžioti Dzūkijos krašto medžiotojų trofėjai. Kaip ruošia trofėjus? Ar patys medžiotojai ruošia, ar jūs? Daugumoje tai trofėjus be abejo ruošiasi patys medžiotojai, bet yra ir medžiotojai specialistai, kurie teikia netgi tam tikras paslaugas, jeigu kuris medžiotojas nesugeba ar bijo sugadinti savo trofėjų, tai yra patyrusių medžiotojų, patyrusių specialistų, kurie pagelbsti tuo klausimu. Ar keičiasi laukinių gyvūnų populiacija, kaip jie keičiasi? Kadangi ši paroda jau Dzūkijos krašto medžioklės trofėjų paroda jau yra 7-oji, pirmoji įvyko 2002 metais. Ir palyginus statistiką šių 7 visų parodų, akivaizdžiai matosi tendencija, kad didėja tauriųjų elnių populiacija. Pirmoje parodoje buvo eksponuojama tik keletas 2002 metais taurių elnio ragų, o kaip minėjau, šioje parodoje jau 51. Taip pat didėja danielių, vilkų populiacijos, o stebima tokia tendencija, kad mažėja šernų, nes aišku, tam įtakos turi ir afrikinis kiaulių maras, kuris dabar pandemija siaučia, bet visumoje šernų trofėjų mažėja. Tai koks būtų trofėjas pats įdomiausias, gal brangiausias? Mano asmeninis? Apskritai parodoje? Parodoje čia kiekvienas medžiotojas, kiekvienas trofėjaus autorius džiaugiasi ir didžiuojasi savo trofėjim. Tai jam, ko gero, kiekvieno autoriaus trofėjus yra pats maloniausias, nes tai yra iš tikrųjų įdėta daug darbo, daug pastangų, išlieta praleista daug bemiegių naktų, kad sumedžiot, pavyzdžiui, tokį gražų ar elnę, ar briedį, tai tikrai yra ne taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tai iki kada vyks paroda ir kaip kada ją galima apžiūrėti? Ši paroda, kaip minėjau, atidaroma šiandien, rugpjūčio 22 dieną ir vyks iki rugsėjo 10 dienos. Ją galima aplankyti per ateinančias 3 savaitės. Tikėsimės, kad tikrai lankytojų bus susidomėjimas didžiulis šią parodą, kadangi medžioklės trofėjų šioje paroda, kaip matėte, yra eksponuojama ir daugiau įdomių dalykų susijusių su medžioklės kultūra, istorija. Tai yra ir visų anksčiau vykusių mūsų krašto parodų katalogai ir apdovanojimai, medaliai. Taip pat yra medžiotojų dokumentai, Lietuvos medžiotojų nuo nepriklausomybės paskelbimo iki šių dienų stende yra. Taip pat yra 2 kolekcininkų medžiotojų atvirlaiškių ir atviručių kolekcija, senovinių atviručių ir atvirlaiškių. Ir vienas stendas yra su periodika, tai yra periodiniai žurnalai leistais Lietuvoje medžioklės tematika, pradedant 27 metais profesoriaus Tado Jonausko išleistų žurnalų Medžiotojas ir baigiant šios dienoje einančių žurnalų Medžioklė. dzukijosveidas.lt